Sveiki, mėly kolegos mokytojai. Aš esu Egidijus Zaikauskas, Europos komisijos vertėjas. Su daugeliu iš jūsų esame susitikę per Europos komisijos rengiamo jaunųjų vertėjų konkurso Juvenes Transletorės renginius. Su kai kuriais per seminarus mokytojams arba moksleiviams. Šiandien noriu Jums pristatyti naują mūsų iniciatyvą, tai yra vertimo pamokų kursą. Daugelis su vertimu susidurėte vienaip ar kitaip mokydami ar gimtosios kalbos, ar užsienio kalbų, ar dėstydami literatūrą, bet galbūt ne visada susimastote, kokios gelmės slypi vertime, kokia nauda iš vertimo, ką galima iš to išgauti, kaip galima tai pateikti moksleiviam. Apie tai ir norėsime kalbėti šiame kurse. Šiaip vertimas teikia labai daug naudų. Tai pirmiausia padeda geriau išmokti užsienio kalbų, puoselėja gimtosios kalbos jausmą, ugdo teksto suvokimo įgūdžius, praplečia akiratį, ir pagaliau lavina atmintį. Mes Jums pateiksime 8 pamokų medžiagą. Pirmoji pamoka tai yra įvadas į vertėjo profesiją ir ją vesiu aš. Antroji pamoka bus skirta dalykiniam vertimui. Tai teisinis, mokslinis arba kitoks susijęs su dalykiniais tekstais. Trečiąją pamoką skirsime vertimo priemonėms ir metodams. Ir iš dalies jinai nusitęs į 4 pamoką, nes 4 pamoka skirta vertimo technologijom. Iš jų, aišku, žymiausiai Google Translate technologijai, bet ir kitom. Toliau supažindinsime su terminologija ir duomenų paieškos, būtent vertimo prasme tema. 6 tema – audiovizualinis vertimas. 7 – spaudos ir medijų vertimas. Ir pabaigsime kursą literatūriniu vertimu. Pamokas ves 2 universitetų – Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dėstytojai, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto ir Kauno fakulteto dėstytojos ir aš, Europos komisijos atstovas. Visos pamokos sudarytos maždaug panašiu būdu. Pamokos struktūra yra tokia. Pradžioje mes pateiksime teoriją, tai yra dažniausiai video įrašas, dėstytojai pasakos apie savo temą. Toliau pateiksime praktinės užduotis, bent kelias, kurias galėsite panaudoti savo pamokose arba duoti moksleiviam kaip namų darbą. Greta praktinių užduočių pateiksime metodinius aprašus, kad žinotumėte, į ką reikia atkreipti dėmesį, kaip tam tikrą užduotį reikia atlikti, galbūt netgi kaip ją vertinti. Na ir papildoma medžiaga, tai yra laisvieji arba papildomi skaitiniai ir vaizdo įrašai, kuriuos galima parsisiųsti arba tiesiog pasižiūrėti internete. Tai tiek. Kviečiu į pirmąją pamoką.